Jūs nepatikėsite, nors gal ir patikėsite, pirmą kartą per laidos istoriją per 4 metus, o ką ten slėpti, per visą savo gyvenimą pirmą kartą būsiu miestelyje Eržvilkas. Kodėl jis vadinasi Eržvilku? Ar Eržilas suvalgė vilką? Oi ne, žygi, legenda byloja, jog kartą labai seniai miestelio pilį puolė kryžiuočiai. Miestelio gynėjai paleido Eržilą su vilko kailiu ir tai padėjo jiems apginti pilį. Nuo tada miestelis pavadintas Eržvilku. Ačiū tau, gerasis medinis žmogau. O dabar keliaukime pas Jonę į Eržvilką. Eisi kartu? Ne, kur tu eisi? Na tai Jonė, prisistatyk. Esu Jonė, mokusi Eržvilko gimnazijoje, 3 G klasėje, mėgstu šokti, skaityti. Labiausiai mėgstu romanus, tačiau dabar daugiausiai tenka skaityti programinę literatūrą. Kompiuteris? Žinoma, kaipgi be jo. O kas jame? Facebookas, Wikipedija, naujienų portalai. Kaip atsirado šokis tavo gyvenime? Kodėl jis atsirado? Tiesiog 2009 metais vyko 1000-mečio dainų šventė pasaulio lietuvių ir šokių vadovė pasiūlė burti kolektyvą ir jai ruoštis. Mielai sutikau, nes visada mėgau šokti, tik iki šiol nebuvo kolektyvo. Taigi jau 4 metai šoku, tautinius šokius. Kaip supratau, šoki ne tik tautinius šokius, sakė klasiokai, kad ir diskotekose pajudini klubus. Taip, mėgstu pajudėti, neneigsiu. Ką Jonė imasi, jinai viską atlieka iki galo, beprotiškai preciziška asmenybė. Nėra to, kad jinai pasitenkintų vidutiniškų kažkokiu tai rezultatų. Tai ką jinai siekia, tas būna 100%. Jinai kaip žmogus yra labai šilta asmenybė, labai draugiška. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad visa mokykla, nepaisant to, kad jinai yra 11 klasėje, ją pažįsta ir su jie bendrauja. Tai nėra, kad jinai nekreiptų dėmesio į 5-oką, kad jis yra mažesnis ar ten 6-oką ar dar kažką. Jinai bendrauja su visais lygiai. Jonė yra geriausia mūsų draugė. Jinai labai sopri, atsakinga. Ir tai vienas iš tų nedaugelio žmonių, kurie supranta matematiką. Mums padeda, paaiškina. Jo, šiaip labai supratinga, labai draugiška. Koks gražus ir susitirbęs duetas, matote? Jinai nėra iš tų tipinių moksliukų, kurie tik sėdi prie knygų ir mokosi. Labai mėgsta linksminti su mumis. Visada sugalvojam, ką veikti. Ką planuoja ateityje? Planuoju kur nors studijuoti, kur nežinau, nes labai sunku apsispręsti. O kur linksta širdis? Galbūt link biomedicinos ar biochemijos krypties. Tačiau čia dar tik preliminarų svarstymai. Kaip sugalvojai mūsų žaidime dalyvauti? Sugalvojau seniai, kai tik prasidėjo šis projektas, kiekvienais metais pildydavau anketą. Pernai jau sulaukiau skambučio iš jūsų laidos, tačiau į filmavimą nepatekau. Na, o šiemet 4. kartas garantavo man vietą ten. Ir ne tik vietą ten, bet vietą dar ir toliau. Šaunus miestelis Eržvilkas. Klausyk, gerasis žmogau, gal dar pagelbėtum, į kurią pusę licėjus? Į kairę eisi, tai galą gausi, į dešinę pasuksi, oželiu pavirsi. Eik tiesiai, neprašausi. Ačiū tau, gerasis medinis žmogau. Geras medinis žmogus. Nemelavo. Kalbinami žymėje Rugilę. Na, Rugilė, prisistatyk, jeigu dar tavęs kas nors nepažįsta. Tai sveiki ir ką čia daugiau be pasakius. Aš Rugilė, iš licėjaus, kairiarankis Savinas. Kas pasikeitė tavo gyvenime per metus? Atrodytų, kad šiaip dar vakar čia stovėjom prie šitos pačios sienos ir vakar dar kalbėjom, bet, pasirinkau biochemijos pusę, kaip jau minėjau, kad dabar jau gilinsiuosi į biologiją, į chemiją. Paaugau, pergyvenau 100-dienį licėjų, jo organizavimą. Supratau, kad niekada negali sustoti, kad visada reikia judėti priekį ir tiesiog, nežinau, atradau, kad yra mažų labai dalykų, kurie labai didelį džiaugsmą neša ir kad yra labai žmonių, kurie tikrai visada palaiko ir kurie visada tave veda į priekį. Taigi kalbinam Rugilės bendraklasius ir pradėsime nuo taip pat seno Lietuvos 1000-mečio vaikų vilko. Stundžia. Rugilė yra gera, protinga.
Rugilė, man tai yra iš viso žinių monstras, žino viską, dalyvauja visur, aktyvi, draugiška, bendrauja, tiesiog maladėts. Smagus, aktyvus ir atviras žmogus, su kuriuo visada galim pasikalbėti ir mokslinėmis, ir kasdienėmis temomis. Už tai aš ją ir vertinu. Muzika tavo gyvenime, žinau, kad muzika. Muzika tai daugiau tokia pasigėrėjimo gal pusė, ne tiek, kiek pačiai reikšti scenoje, bet šiaip vertinu labai tą dalyką ir jis man labai daug gyvenime duoda, suteikia. Kokią muziką klausai? Nuo Mocarto iki šiuolaikinio roko, nors dabar tokia labiausiai didžiausia meilė tai yra britų folko atlikėjai, kurie nieks nežino ir kurie grojo underground. Kodėl vėl dalyvauji mūsų laidoje? Jau 2 statulėlės tavo lentynėlėje. Iš tiesų yra paaiškinimų daug ir aš pasakysiu taip, nes kiekvienas kartas yra kaip pirmas kartas. Nes ir žmonės auga, ir žmonės keičiasi, ir galų gale klausimai keičiasi. Rugilė man pažadėjo, kad jei laimės 3 statulėlę, tai vieną padovanos man. Jeigu šiemet nepasiseks laimėti 3 statulėlės, tai dalyvausi kitais metais, ar tai bus kaip ir viskas? Sakau, laikas parodys, nes galiu aš daug ko suplanuoti, galiu daug ko sugalvoti, bet nežinia, ar tai bus. Laikas parodys, nes juk laikas gydo žaizdas. Viso gero.